aš esu savo vietoje. Aš net neįsivaizduoju savęs kitur. Tad specialybė tinka mano charakteriui, jinai man labai įdomi, jinai labai plati, jinai virš 3000 lygų, ten gali visą gyvenimą, 5 gyvenimus studijuoti, nieko iki galo nežinosi. Bet jinai, sakau, visada man rūpėjo žmogaus vidus, visada rūpėjo jo mintis, jo gyvenimo būdas. Tai būtent per tas lygas aš galiu prisiliesti prie žmogaus. Ir pažinti, prieiti arčiau ir galbūt kartais užtenka pokalbio, kad baigtųsi bėrimai. Iš tiesų, medikė turbūt norėjau būti nuo labai anksti, nes kiek save atsimenu, turbūt nuo 2 ar 3 metų, tiesiog buvo labai aiški vizija, noriu būti gydytoja. Kodėl, nebuvo aišku, nelabai man rūpėjo, kodėl, žinau, kad reikia. Būsiu, tai mano turbūt kelias bus. Paskiau kažkaip viskas sėkmingai susidėliojo, įstojau sėkmingai į tuometinę medicinos akademiją, paskiau labai atsitiktinai patekau į dermatovenerologiją, nes iš tiesų galvoju apie endokrinologiją tais laikais. Na ir čia vėlgi sakau, gyvenime gali sakyti, tai likimas, tai atsitiktinumai, bet sprendžiant kaip toliau klostėsi gyvenimas, matyti, tai buvo labai lemtinga situacija, kada man tiesiog teko pasirinkti šią specialybę. Net ir šiais laikais dermatovenerologija yra gana sudėtinga specialybė. Dauguma terapeutų iš tiesų bijosi tos srities, nes tai labai plati specialybė ir dažniausiai tu nieko nesupranti joje. Tai man tai buvo gana įdomus iššūkis ir ruošdamasi egzaminui supratau, kad tikrai daug ko nežinau, bet pavyko įstoti į specialybę ir paskiau teko ieškoti vėlgi savo kelią. Po studijų Vilniaus universitete Matilda Vilaitė 3 metus žinias gilino Düsseldorfo universiteto dermatologijos klinikoje. Grįžusi į Lietuvą gydytoja buvo išrinkta Lietuvos dermatovenerologų draugijos prezidente. Pradėjo vadovauti Santariškių klinikų dermatovenerologijos centrui. Labai aiškiai suvokiau, kad galbūt Vokietija yra ideali vieta mokytis. Atlikti rimtus darbus, susirasti rimtus partnerius, bet tai nėra šalis, kurioje norėčiau dirbti, gyventi. Buvo daug pasiūlymų pasilikti ir tęsti darbą ir sako, kur tu grįši, degraduosi tavo karjerą užsienį, tu turi toliau mokytis, eiti tuo keliu ir kilti toliau. Supratau, kad man turbūt net ir neįdomu būtų Vokietijoje dirbti, nes ten per daug viskas aišku, reglamentuota, yra 100 metų. Darysi taip ir ne kitaip, kažkiek pagražint, palengvint gali. Tai žinant, kokia yra situacija Lietuvoje ir žinant, kokia iš esmės besiskirianti specialybė Lietuvoje ir, sakykime, užsienį, tai man buvo tuo metu labai aišku, kad jeigu kažką galiu padaryti, tai galbūt tą duoklę norėtųsi atiduoti. Juolab, kad ir tuometinė dekanė mūsų profesorė Kučinskienė, jinai sakė, mes tau laikom vietą. Tu turi, sako, grįžti ir atlikti savo pareigą mūsų universitetui ir taip toliau. Tai aišku, tai buvo juokinga, kaip pasakyti, tai nebuvo pagrindinis motyvas, bet buvo be galo malonu, kad tie žmonės, nuo kurių priklauso, jie irgi tikėjo ir jie norėjo, kad sugrįžtum. Kiekviena šalis turi savo charakterį, savo, sakykime, kažkokios ypatybės ir man Lietuvoje grįžus į Lietuvą buvo žymiai įdomiau. Tu viską turi, kas gero, paimti, bet dar perleisti per lietuvišką prizmę ir adaptuoti. Kaip benorėtumėm, kaip besistengtumėm, kokias geras mokyklas bebaigtumėm. Iš tikrųjų, mes labai mažai žinome, nei kas su tuo žmogum vyksta, nei kodėl, nei kaip jam iš tikrųjų labai efektyviai padėti. Tam priežasčių yra labai daug, kad ligos atsirastų. Jos yra kompleksinės. Paskutiniu metu, kada prasidėjo ekonominė mūsų krizė, tie pacientai, kurie daug metų buvo remisijoje, kada liga jų nevargino, prasidėjus krizės metam, dauguma ir politikų, ir vadovų, ir žmonių, kurie turi didesnę atsakomybę, jų visos ligos paūmėjo. Be abejo, yra situacijų, kada labai sukrečia žmogaus gyvenimas ir tiesiog gali ir pats šoką gauti nuo to, ką jis papasakoja. Bet man galbūt niekad nebuvo problema. Tai aš niekad nesusitapatindavau. Man tada lengviau jiem padėti.
Ir ta informacija, kurią gaunu, jinai pereina per mane, bet jinai nepalieka tokių nuosėdų. Jin tiesiog transformuojasi tam, kad aš galėčiau priimti geresnį sprendimą. Manęs tai nevargina. Sakykime, nebent be abejo yra labai emocionalūs pacientai, labai negatyviai nusiteikę, nes dažnai reikia didelę isteriją suvaldyti arba dramą ir taip toliau. Bet tai žmonės, kurie savo daug leidžia. Išsikrauti, atėjęs pas gydytoją, išsikrauti ir visą tą nuosėdas nukrauti ir užversti ant galvos su kaupu. Tada galbūt yra sunkiau atsistatyti, vėl tęsti savo darbus, bet tai per tuos metus irgi yra savi metodai, kaip atsistatyti ir ką daryti. Apkeliavus šitiek daug klinikų, pamačius, kaip yra gydoma, pabuvus priėmimuose ir kasdienybėje šalia gydytojų, tiesiog labai gaila, kad dauguma pacientų neįvertina, kokius gerus mes gydytojus turim, kokie yra gabūs, kiek turi daug žinių, o svarbiausia širdies. Bendraudama su pacientu, kadangi turiu savo patirtyje daug bendravimo su gydytojais įvairių sričių dėl savo šeimos narių, tai labai supratau, kad kai mes esam vienoje stovyklos pusėje kaip gydytojai, mums vienaip atrodo, kai tu esi pacientas, yra vaizdas kitoks. Ir tiesiog automatiškai, kai aš kalbu su pacientu, aš visada galvoju, kaip aš norėčiau, kad jeigu aš sėdėčiau toje kėdėje, kaip norėčiau, kad su manim kalbėtų. Būdama eilinė gydytoja, aš irgi būčiau labai laiminga, bet jau sprendimo laisvė būtų labai ribota. Būdamas vadovas, prezidentas draugijos, aš tiesiog galiu tuos sprendimus apgalvojus, pasitarus, priimti ir juos vykdyti. Aš niekad nesiekiau karjeros, kaip daug kas sako, tu karjeristė. Aš visada nustembu, galvoju, aš tikrai pati savo nesijaučiu taip, nes galbūt, kaip sako, išoriškai gali būti atrodyti vienaip, bet iki tol yra daug priežasčių, kaip tu patenki tą situaciją arba tą postą ir vieni to nori, naktimis nemiega, kiti tiesiog žino, kad turi atlikti tą pareigą. Tai gal mano situacija iš to, kad man tiesiog, aš suvokiau, kad aš turiu galimybę. Šiai dienai man tai labai įdomu, aš matau prasmę, yra labai daug darbų, ką reikia nuveikti, daug kas jau yra padaryta ir galbūt tas labai stimuliuoja, nes labai pasisekė turbūt vėlgi pamatyti savo darbo vaisius ir gana greitai. Daugumą reformų, ką įvykdėm klinikoje, ar pokyčiai toj pačioj dermatologų draugijoje, bendruomenėje, tu matai, kad tai gyva. Tai tie sprendimai ne šiaip sau priimti ant popieriaus arba dėl to, kad reikia, bet kad jie iš esmės keičia mūsų gyvenimą. Labai džiaugiuosi, nes būtent Lietuvos žmonės yra be galo kūrybingi, jie yra darbštūs, jie yra motyvuoti, jie yra užsispyrę, jie yra iš tikrųjų labai daug gerų savybių. Tokia maža šalis, aš visada stebiuosi ir visada didžiuojasi, kad mes esam tokie ypatingi. Ir ne veltui, mes galėtumėm labai puikiai gyventi. Bet mes turbūt turim savo pamokas kiekvienas išmokti. Ir tai yra jauna valstybė, sakykime, ir daug yra pasimetimų. Seni idealai yra sunaikinti, nauji kaip ir neįdiegti. Kiekvienas užsiema kaip kas supranta, taip tas gyvena, kaip kas sugeba, taip tas uždirba, kaip kas sugeba, taip vieni kitus skriaudžia. Man turbūt norėtųsi pačiai, kaip stebint mūsų visuomenę, norėtųsi daugiau iš tikrųjų gerų pavyzdžių. Mes mūsų ypatingą turime trauką blogiem dalykam, pletkam, blogiem įvykiam. Norisi matyti, vis daugiau matyti ir girdėti, kas gero vyksta, ką mes gero padarom, ką galėtumėm padaryti, jungti daugiau žmonių į tos įvairius socialinius projektus. Ir pagaliau yra tiek daug gerų specialistų, gerų žmonių, kurie daro stebuklingus dalykus, kur tiesiog neįmanoma įvertinti, kiek tai yra geros ir plačios širdies žmonės. Bet mes jų nematom. Bet Lietuvoje kaip viskas su mumis gerai, bet mes neturim idealų, mes neturim siekimybės, mes neturim planavimo. Pas mumis viskas dabar ant tokio greito vartojimo. Kad man būtų gerai, mano šeimai ir kad greitai, tuoj pat.
su laiku pradedi klausti, kas svarbiausia, kur prioritetai. Ir tuos prioritetus man pačiai aš juos labai dažnai peržiūriu. Ir kai kur aš neskubu pulti ir dirbti, kai kur aš stengiuosi neatidėliotinai atlikti. Ką man tai duoda? Turbūt tai, kad man įdomu, tai, kad aš matau prasmę, tai, kad yra galbūt matosi rezultatai. Jauna profesorė jau 7 metus kasmet organizuoja Euromelanomos dienos akciją, kuomet visiems norintiems nemokamai atliekami odos vėžio tyrimai. Ir jeigu anksčiau niekas nežino, ką tie odos specialistai daro, tai dabar visuomenė žino. Tai yra, manau, kad yra pergalė, nes yra labai sunku tą stereotipą irgi pakeisti. O toliau pasiekimai jų yra, vėlgi yra nemažai stažuočių, nemažai yra puikių specialistų yra parengta, rengiama ir kurie yra toliau garsina ir atlieka gerus darbus. Tai tiesiog ta mokykla irgi kristalizuojasi ir jinai gerėja ir ką mes paveldėjom iš mūsų garbingų profesorių. Tie darbai yra tęsiami, jie neužbaigiami ir jie tiesiog turi dar kitą atspalvį. Aš pati einu su džiaugsmu į darbą, man įdomu dirbti, man norisi sudaryti tas sąlygas savo darbuotojams. Galbūt iš tiesų dažnai pagalvoji, kad save nuskriauti, nes tu pats negali labai stipriai gilintis į vieną sritį, nes tu turi daugiau sudaryti galimybės kitiem dirbti ir kad jų darbas būtų sklandus. Turbūt ne visi žino, kiek daug medikų išvyksta iš Lietuvos. Kodėl jie išvyksta? Vienareikšmiškai jie nėra nei vertinami, jie nėra pakankamai gerbiami, kokiam darbui sunkiam jie atsidavė ir kiek reikia išklausyti blogų dalykų iš pacientų, kurie nelaimingi dėl valdžios, dėl oro, dėl santvarkos, dėl visko. Tai yra labai daug, tu esi kaip pastoviai negatyviam lauke emociniam. O kai tokių žmonių 30, 50, kaip atlaikyti, iš kur jiems semtis jėgų. Ir dar atlyginimo nėra, ir dar visi nepatenkinti, ir dar tu visada blogas. Tai daug kas neįvertina, yra visada pas mumis arba juoda, arba balta, arba juoda, arba balta. Tai aš manyčiau, kad visuomenė reiktų pagalvoti, jeigu mes šitaip tuos medikus ujam, ieškom tų, kaip sakyt, tų nusikaltimų, tų blogų dalykų. Klausimas, kas mus gydys po 10 metų? Nes jaunimas dabar daug kas stoja į aukštasias, pabaigia ir jie išvyksta dirbti kitom šalim, tarnauti kitiem žmonėm. Tai kas pas mus iš Indijos važiuos, iš Pakistano? Aš manau visų pirma, kad visi, mes, kaip sakau, niekas mums nepadės, mes turim kiekvienas nuo mūsų paties pradėti. Jeigu tu esi medikas, gerai dirbti savo darbą, bus patenkinti pacientai, oriai dirbti, didžiuotis to. Jeigu kiekvienas atliksim tai, kas nuo mūsų priklauso, tai natūraliai pasikeis ir pagarba kiekvienam. Jeigu tu matai, kad tau padeda, tai aišku, kad tu gerbsi tą specialistą. Kreipsis pats, kreipsis tavo artimieji, visi draugai ir žodžiu, kaip visada būna. Jeigu vienam padedi, tai vos ne visam kaimui paskiau. Dauguma mūsų iš tiesų tiesiog dirbam savo darbą, nekreipdami į tai dėmesio. Darom gerus darbus, kas norės pamatys, o kažkam yra naudinga, kad teršti tą mediko specialybę, bet visko būna, matot, tai mes kiekvienas taisome mašinas, važiuojame į servisus ir tai, žiūrėk, ne visada pataiso, tas negerai, tas tai yra ypatingai sudėtinga specialybė, tai yra sąryšys su žmogum, tai yra pagaliau gydytojas nėra dievas, jis gali viską padaryti, ką jis sugeba tuo momentu. Bet yra daugybė faktorių, mūsų jau studentus mokė, kad iš žmogaus sveikatos ir pagalbos jam medikas tik 10% gali jam padėti, geriausiu atveju. Visa kita yra krūva kitų faktorių ir labiausiai pačio žmogaus gyvenimas.